O ką čia valgyti? Apgavo. Sekmadienį būtina apsilankyti ir Marsa Šlok turguje. Vietiniai gyventojai juokauja, kad jame galima nusipirkti visko, nuo šviežios, ką tik pagautos žuvies, prieskonių, drabužių iki mašinos. Daugelis maltiečių žvejai, todėl beveik visose įlankose supasi spalvingi laiveliai, o ant grindų džiūsta tinklai. Kai pasivaikščiai po turgų, tai gali atsikvėpti ir pasiklausyti smagios, užvedančios muzikos. Na ir žinoma, viešnagės pabaigoje aplankėme pagrindinį traukos centrą Valetą, Maltos sostinę, ir pagrindinį uostamiestį. Visas miestas yra įtrauktas į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą. Tai pirmasis ant braižytos lentos suplanuotas ir pastatytas naujųjų laikų miestas. Valetoje galėsite aplankyti aukštuosius Barakas sodus, nuo kurių atsiveria įspūdinga miesto panorama. Neišdildomą įspūdį paliko ir galimybė nuo laivo denio pasigrožėti miesto vaizdais. Valeta yra pagrindinis Maltos verslo, kultūros ir administracinis centras. 320 Valetos paminklų išsidėsčiusių 55 hektarų plote leidžia ją įvardinti kaip vieną labiausiai koncentruotų pasaulio istorinių teritorijų. Valeta mažiausia ES sostinė, kurioje praskaičiuojama vos 7000 gyventojų. Plaukiant laivu aplankėme ir istorinius Stenglėją, Kospiną ir Vitorijosą miestus. Malta neabejotinai turi du veidus – tai dieninis salos gyvenimas ir naktinis. Miesto centras tiesiog pulsuoja naktinio gyvenimo ritmu. Naktinėmis spalvomis nusidažęs ir spalvų žaisme paskendęs miestas pasikeičia neatpažįstamai. Pakeliauti visada naudinga. Tai penas, kuris įkvepia naujiems darbams, naujoms mintims ir naujiems pomėgiams. Bauer – sveika mityba, pilnavertis miegas ir poilsis Turkijoje bei Maltoje. Viešbutis ir konferencijų centras Karolina. Bauer – sveika mityba, pilnavertis miegas ir poilsis Turkijoje bei Maltoje. Kas gali vilioti atvykti į Kiprą ir ten praleisti taip brangų savo atostogų laiką? Ogi pasakojimai, iš kurių sužinai, kad gyvenimas Kipre primena niekada nesibaigiančias atostogas. Saulė, jūra, niekur neskubantys žmonės, pasisėdėjimai baruose ir naktiniuose klubuose. Ir žinoma legenda, kurios įkvėpimo šaltiniu gali tapti žinia, jog Kipras yra meilės ir grožio deivės Afroditės gimtinė. Pasak legendos, deivė Afroditė gimė iš jūros putos prie Kipro krantų. Tad nieko nelaukę pasirinkome kelionių organizatoriaus Bauer International pasiūlytą maršrutą ir kėlėm sparnus, nes taip norėjusi viską pamatyti savo akimis. Kipras tai trečia pagal dydį Viduržemio jūros sala, prisiglaudusi prie galingos kaimynės Turkijos. Saloje gyvena apie 818 tūkstančių gyventojų, iš kurių 140 tūkstančių okupuotoje Kipro dalyje. Kiekvienais metais Kiprą aplanko per 2 milijonus poilsiautojų. Beveik visas šalies verslas susijęs su turizmu. Gimtoji kipriečių kalba graikų, tačiau beveik visi puikiai šneka angliškai. Šalies sostinė Nikosija. Daugelis pagrindinių miestų išsidėstė palei pakrantę. Lemesas Larnaka Pafas. Apsistojame itin vaizdingoje vietovėje, kur gausu požeminių šaltinių ir žalumos.
Čia puikiai dera smėlio paplūdimiai ir uolėta pakrantė, pušų ir kedrų augmenija, bananų plantacijos ir vynuogynai. Pafas nedidelis kurortinis miestelis, išsidėstęs Kipro salos pietvakariuose ir garsėjęs savo legendomis. Būtent čia, pagal padavimą, kažkada iš jūros į krantą išnėrė mitinė meilės, grožio ir vaisingumo deivė Afroditė. Pasak dar vienos legendos, miestas buvo įkurtas norint įamžinti Trojos karo pabaigą. Pafas – senovinė Kipro sostinė. Dabar tai šiuolaikiškas ir prabangus kurortas, kuriame gausu viešbučių pagal kiekvieno atvykėlio skonį. Visas viešnagės Kipro saloje akimirkas išnaudojame ne pasyviam poilsiui prie jūros, o išvykoms, kuriuose norėjome pamatyti kuo daugiau išskirtinių ir unikalių Kipro perlų. Už įspūdingų slėnių esančiame Kikos miestelėje stūkso didžiausias ir turtingiausias Kipro vienuolynas. Sakoma, kad 1140 metrų aukštyje įsikūrusi vienuolių bendrija žemes valdė net Juodosios jūros prieigose, o Kipre ir dabar ji yra turtingiausia žemvaldė. Tvirtinama, kad 1821 metais turkai apiplėšė didžiulius vienuolyno lobius, auksą ir sidabrą išvežė ant 16 kupranugarių. Kikosas ir šiandien yra maldininkų susirinkimo vieta. Čia atvykęs gali pagyventi vos už simbolinę kainą. Vienuolynas pastatytas 1092 metais. Čia saugomas Dievo motinos Marijos paveikslas, nutapytas vieno iš 20 apaštalų Šventojo Luko. Jį esą Bizantijos imperatorius Aleksejus Komninas 1100 metais yra perdavęs vienuolynui, o 1795 metais paveikslas buvo įvilktas į sidabro drabužį ir nuo to laiko niekas originalo nebuvo matęs. Kalbama, kad ne kiekvienas net ir per apvalkalą šventos ikonos poveikį gali atlaikyti. Kikos vienuolyne nupirktas ikonas pašventino ir stebuklingų galių joms suteikė patys vienuoliai. Vaizdingoje Trodoso kalnų papėdėje, 1200 metrų virš jūros lygio, skendintis išskirtinėje žalumoje, pripildytoje augalų kvapo ir paukščių čiulbėjimo, įsikūręs Kikos vienuolynas buvo pastatytas dar 11 amžiuje. Dabar čia gyvena 20 vienuolių. Čia už įstabių sienų gyvenantis vienuoliai veda uždarą gyvenimo būdą. Tačiau po ilgų dėrybų mums pavyko pasikalbinti ir pagrindinį šio vienuolyno šviesuolį tėvą Agafonikos. Iki šiol vos 2 televizijoms yra pavykę su juo pabendrauti. Καλώς ορίσατε στο μοναστήρι μας από τη μακρινή χώρα. Sveikinu jūs atvykusius į Kiprą, meilės ir grožio deivės Afroditės gimtinę ir žinoma į mūsų Kikos vienuolyną. Pirmiausia, visiems atvykusiems į mūsų šalį noriu palinkėti įspūdžių kupinos viešnagės. Pasisemkite saulės ir šilumos bei mažą dalelę Kipro, parsiveškite kartu. Tikiuosi, kad prie neišdildomų įspūdžių prisijungs ir apsilankimo mūsų Kikos vienuolyne akimirkos, kuriame yra saugomas vienas iš 3 Šventosios Marijos paveikslų. Aš tikiuosi, kad jums patiks ne tik čia, o patiks ir visa Kipro sala, nes yra ne tik meilės, bet ir visų šventųjų sala. Ένας χώρος που έδωσε παρηγοριά στον πόνο του ανθρώπου, στην ανάγκη του. Aš pasimelsiu už jūs, už Lietuvos tautą, o jūs sugrįžę pasimelskite už mūsų vienuolius ir visus saulėtojo Kipro gyventojus, nes mūsų sala padalyta į 2 dalis ir tai mus neramina. Kristus prisikėlė, tad visiems jums iš širdies gelmių noriu palinkėti laimės, šviesių akimirkų ir džiaugsmo. Mes laukiame jūsų mūsų krašte, kuriame visada nesibaigianti vasara. Είσαι αυτής εδώ της αυλής με τα μερή προάρθη που θα μας χαρίσει η Παναγία μας. Χριστός Ανέστη και καλώς ήρθατε στη μονή μας. Ευχαριστώ. Pamatę tai, kas unikalu, pabuvę kiekvienas su savo mintimis iš Kikos vienuolyno keliaujame toliau. Įveikus vis daugiau kilometrų supranti, kad Kipras negali nežavėti. Kas užburia? Ogi tai, kas slepiasi labai paprastose dalykuose. Nepaprastai gražus gamtovaizdis, žydintys slėniai. Žiedų magijoje skendintis pavasaris Kipre tęsiasi apie 4 mėnesius, o žydinčių migdolų, apelsinų, citrinų medžiai vilioja savo pasakiškais kvapais. Ir tai pajusti galima net mieste. Neapsakomo malonumo suteikia pasivaikščiojimas siauromis miesto gatvelėmis, kuriuose laikas tarsi sustoja.
Šios gatvelės sukuria akmeninio labirinto įspūdį. Jų plotis ir išplanavimas viduramžių epochos liekanos. Jaukiose mažose kavinukėse ramiai laiką leisti mėgsta ne tik turistai, bet ir vietiniai salos gyventojai. Klaidžiant labirintinėmis gatvelėmis gali pamatyti ir prie audimo staklių palinkusią moteriškę, kuri tiesiog gatvėje demonstruoja savo talentą. Tad Kipre talentų toli ieškoti nereikia. Kipre galima aplankyti daugybę liaudės buities bei kultūros objektų. Šis Kipro liaudės buities muziejus mena gyvenimą kaime ir mažuose miesteliuose. Vienas jo darbuotojų muziejų prižiūri nuo 2000 metų. Man labai patinka šis darbas. Kiekvienas iš čia esančių daiktų istoriją menantis. Galėčiau ir užrištomis akimis parodyti, kas kur padėta. Šypsosi vyras. Turistų negali nežavėti unikalūs ir autentiški daiktai. Saddle to carry loads. Here baskets for grapes and baskets. Čia matote pačius įvairiausius darbo įrankius, taip pat pintines daržovėms ir vynuogėms. Pjovimo įrankius, su kuriais šokdavo tradicinių šių apylinkių liaudies šokius. Tai, ką čia matote, visi eksponatai yra rankų darbo, menantis tiek ir džiaugsmingas, tiek ir vargingas akimirkas. Šiame muziejuje sulaukėme labai daug turistų, kuriems patinka istorija ir jie mielai leidžiasi laiko kelionę atgal. Kipras ne tik meilės, bet ir vyno šalis, todėl jis negali būti įsivaizduojamas be vyno. Kuo išsiskiria meilės salos vynas, žinoma, užburiančių skonių. Kipro vynas garsina šalį ne mažiau negu neatkartojamas salos gamtos grožis ar gyventojų svetingumas. Vynai